Daug įdomus buvo startinis penketas Žalgirio. Nu, žinot, trenerio sprendimas toksai. Visą laik sako, kad tiek Lietuvos pirmenybės, tiek VTB lygai, tiek kitur duos jaunimėliui pradėti, pažaisti ir turim įrodyti savo žaidimų, savo kovojimų, kad esam verti daugiau, kad gautume kažkiek minučių ir Eurolygai. Bet taip ar tarsi nebuvo atiduota iniciatyva kažkokia Rytui iš pat pradžių, nes Rytas yra titulo pradžioje? Žinot, lengva dar pasakyti, tiksliau sunku pasakyti, kai būtų buvę, jeigu būtų buvę. Nežinau, mes pradėjom gal ne taip, kaip norėjom, bet ačiū Dievui, antroje pusėje susėmėm ir iškovojom pergalę, ką ir labiausiai norėjom padaryti. Aš dabar jau spekuliuoti, ar tenais būtų jau jaunimas geriau pradėjęs, ar patyrę labiau žaidėjai. Negali žinot, kaip būtų buvę. Rytas gerai pradėjo, pataikė metimus ir savo metimus, ir šiek tiek tokius, kurių neįprasta galbūt matyti. Tas ir įtakojo. Ar nustebino gal Ryto žaidimas? Nepasakyčiau, kad nustebino. Vis tiek analizavom, žiūrėjom ir nesvarbu, kad galbūt jiems nesiseka taip gerai kitose frontuose, bet vis tiek tarpusavio mačai, kai žaidžia Rytas su Žalgiriu, visą laiką būna skirtingi ir sunku nuspėti, kas laimės ir nenustebino. Visą laiką žaidžia prieš mus su dviguba energija, tą darė ir šiandien. Galima sakyti, kad Žalgiris klaidas nereikia čempionatas. Gal ir galima, aš taip neužfiksavau būtent to momentą. Šiaip visą laiką įvargimas mums labai padeda ypatingai gynybai, nes visą laiką užspaudžia tos pirmus numerius, jums sunku išsivaryti kamuolį ir tada mums belieka bėgti ant greito puolimo, gauti kamuolį ir baigti ataką.